Dažniausiai apie organizmo valymą prabylama pavasarį, kuomet gamta pasiūlo daug žalumynų, o moteris nori po žiemos atgauti prarastas formas. Vis dėlto detoksikacija gali būti žymiai naudingesnė nei vien tik svorio metimas ir mes jums, gerbiami žiūrovai, atskleisime kodėl. Žodis detoksikacija turi kelias reikšmes, tačiau iš esmės jo žymimas organizmo išvalymas nuo toksinų, medžiagų galinčių kelti grėsmę sveikatai. Su detoksikacija kartais siejama ir paties organizmo vidinės sistemos veikla ir įvairius metodai bei terapijos, gerinančios organizmo gebėjimą atsikratyti kenksmingų medžiagų. Skeptikų nuomonė, organizmo vidinė sistema veikia taip efektyviai, kad jai nereikia pagalbos iš išorės. Detoksikacija yra labai naudinga, eime paklauskime gydytojo ir sužinokime kodėl. Jeigu nėra reikiamo kiekio vandens ir ypač natūralaus vandens, ląstelės dvi nesugeba savo tarpų išstumti iš savo tarpų medžiagų apykaitos produktus. Šiuo metu visuomenėje vyrauja nuomonė, kad vienas geriausių būdų išsivalyti organizmą yra gerti labai daug vandens. Kadangi organizmui funkcionuojant, taip susidaro tam tikri nuodai, kurios šalina inkstai. Tai jeigu yra organizme vandens pakankamai, tai taip per inkstus su šlapimu pasišalina tam tikros toksinės medžiagos, kurios įvyksta nebūtinai apsinuodijus. Tai yra, šiaip gyvenant, valgant, kažką vartojant, tiesiog maitinantis, tai ir taip vanduo užtikrina tai, kad su šlapimu pasišalins tam tikros toksinės medžiagos. Vis dėlto reikėtų pažymėti, jog svarbiausias ne vandens kiekis, o būdas, kaip mes jį vartojame. Bet visiškai gerbiami žiūrovai pamirštam ir gerbiami kolegos medikai pamirštam, kad mūsų virškinamajam trakte esantys ir dalyvaujantys suvirškinime 20 fermentų tik kontakte būdami su baltymais, riebalais, angliavandeniais, tik kontakte juos apvirškina, bakterijos suskaldo. Ir jeigu mes milžiniškus kiekius vandens įpilame į skrandį, žarnyną, fermentai negali kontaktuoti. Tampas aptakios formos, nėra kontaktų. Pažymėtina, kad detoksikacija kaip natūrali organizmo funkcija gali ne visuomet veikti taip, kaip pridera. Todėl pats žmogus turi visuomet prižiūrėti ir jei reikia padėti organizmui. Pas mus tobulai yra savireguliacija. Jeigu jos nepragėrėm, neprarūkėm, savireguliacija labai gera. Bet mes jos ir negerbiam. Įvairių mokyklų pamokinti, kraštutinės priemonės griebdamiesi, tai aiškinu sulčių pusę litro, vandens pusę litro, saikingiau vartokime skysčius, bet juos būtinai vartokime. Organizmo išsivalymas gali pagerinti virškinimą, žmogaus savijautą ir organizmo gebėjimą pašalinti nereikalingas medžiagas ir toksinus. Gyvenimo būdas ir mityba gali skatinti potencialiai pavojingų medžiagų šalinimą iš organizmo. Svarbu žinoti, kad organizmui išsivalyti padeda ne tik vanduo, bet ir tam tikri maisto produktai. Tad nieko nelaukia, sužinokime kokie ir kaip juos vartoti. Šiandien gaminsime vieną mano mėgstamiausių žaliųjų kokteilių, kuris susideda iš 5 ingredientų ir yra valantis organizmą. Tai pirmiausia dedame obuolius, špinatus ir imbierą. Šie 3 ingredientai yra svarbus šiam kokteiliui, nes jie valo mūsų organizmą, taip pat šalina toksinus bei kitas nereikalingas medžiagas. Taip pat dedame kriaušes ir bananus. Bananai, žinomi, yra dėl mūsų organizmui reikalingo kalio, o kriaušės yra tam, kad šį kokteilį praturtintų skaidrinėmis medžiagomis. Užpilsime viską vandeniu. Kiek vandens likės? Pilti tiek, kad šiek tiek apsemti, bet ne per daug. Dar galima truputį. Kažkur 300 ml. Na, užtenka. Ir galiausiai viską suplakame. Taip. Ir viską plakė po 20 sekundžių, galiausiai galime ragauti kokteilį. Ir papasakok, Lilė, ar dažnai geri šitą kokteilį? Taip, šį kokteilį geriu praktiškai kiekvieną dieną ir man jis patinka tuo, kad, kaip jau minėjau, jau yra valantis organizmą, taip pat yra, kaip sakyti, greitai paruošiamas ir suteikia daug energijos. O ar dažnai jį galime ragauti? Kiekvieną dieną. Kas mėgsta iš ryto, kas mėgsta kaip užkandį, o galbūt ir pavakariais.
Na tai gerbiami žiūrovai, tikimės, kad išbandysite šitą kokteilį ir susitiksime kitoje laidoje.